Iš tikrųjų labai smagu sveikintis, nes šis mūsų toks praktinis seminaras skirtas moterims. Tai aš ir pati prisimenu savo investavimo kelionę, kuri buvo, galima sakyti, vingiuota, bet nors moterim galbūt kartais būna sunkiau pradėti negu vyrams, tačiau tikrai turime puikių pavyzdžių ir net ir statistika rodo, kad moteris yra tikrai labai atsakingos investuotojos ir joms dažnai sekasi netgi geriau negu vyrams. Ir kaip tik šiandieną mes ir turėsime mūsų svečią, mūsų investuotoją Neringą Ramanauskę, kuri taip pat yra ir ekonomikos dalykų dėstytoja. Tai turi tikrai didelį žinių bagažą. Su Neringa, ko gero, ir jūs jau esate pažįstamos iš mūsų paskutinio investuotojų bendruomenės susitikimo. Taip, matau, dar žmonės jungiasi, tai vis tiek mūsų tada tokia trumpa darbotvarkė, ar ne, papasakosiu, ką mes planuojame kartu nuveikti, kadangi visi žmonės taupo laiką ir planuoja laiką, tai pasakysiu, kad norime tilpti į 1 valandą, tai tikrai raginu išnaudoti ją maksimaliai. Kai tik tai turėsite klausimų, būtinai rašykite juos čate ir pabaigoje, ar ne, pasistengsiu visus juos užduoti mūsų svečiui, mūsų viešniai. Taip, tai pradžiai, kol dar galbūt irgi, jeigu dar bus vėluojančių, aš galbūt pradėsiu trumpai nuo naujausios mūsų investuotojų apžvalgos. Taip pat supažindinsiu jūs su pagrindiniais paskolų tipais ir jų skirtumais. Tiesiog, kad turėtumėte daugiau žinių ir kad ta kelionė investavimo būtų lengvesnė, o jau tada perduosiu žodį Neringai, kuri taip pat turi paruošusi keletą skaidrių ir tokių bendresnių apie investavimą, apie skirtingas turto klases, o vėliau jau tada žengs detaliau į tą investavimo patirtį SARI platformoje. Taip, tai aš pasidalinsiu savo ekranu. Taip, tai pirmiausia, kaip minėjau, noriu pasidalinti tuo, ką galvoja mūsų investuotojai, ar ne, čia ne mūsų įžvalgos, o tiesiog apibendrinti investuotojų atsakymai. Visai neseniai darėme apklausą, iš tikrųjų klausėme jų, ar ne, kaip jie vertina mūsų platformą, tai iš tiesų 85% buvo labai patenkinti arba labai patenkinti mūsų platformą. Taip pat klausėme, kas skatina, ar ne, rinktis mūsų platformą. Tai pagrindinės 3 priežastys buvo šios, kad esame prižiūrimi Lietuvos banko, kad investavimas yra paprastas ir aiškus ir taip pat yra aukšta grąža. Dar keletą tokių svarbių momentų, tai pasitikrinome, kokie planai investicijoms šiais metais. Tai 9 iš 10 investuotojų planuoja investuoti tiek pat, kiek praėjusiais metais, arba net ir daugiau. Taip pat irgi matote skaidrėse, kad beveik pusė investuotojų, ar ne, renkasi tokią subalansuotą investavimo strategiją. Tai reiškia, kad investuoja praktiškai į visų tipų paskolas ir į visų reitingų paskolas. Vėliau papasakosiu apie tai detaliau, kad jūs irgi žinotumėte, kokie yra reitingai ir kaip tarp jų išlaviruoti. Nors, tiesa, kaip matote, iš tikrųjų gana didelė dalis investuotojų investuoja konservatyviai. Tai yra, net 40% tokių yra investuotojų, tai konservatyviai investuoti, tai reiškia rinktis aukštesnio patikimumo reitingus A ir B ir be abejo galbūt dalį investicijų nukreipti į būsto paskolas, kurios yra saugiausias paskolinis produktas.
Na ir kokią dalį tarpusavio skolinimas užima bendrame investicijų portfelį, tai iš tikrųjų labai pasiskirsto atsakymai įvairiai, ar ne, maždaug trečdalio investuotojų portfeliuose tarpusavio skolinimas sudaro daugiau negu pusę visų investicijų. Bet sakant paprastai, praktiškai tie, kurie jau investuoja į tarpusavio skolinimą, dažnai investuoja ir dar į kitas turto klases. Taip pat irgi labai įdomus klausimas, pasitikrinome, kokios grąžos mūsų investuotojai tikisi šiais metais. Tai didžioji dauguma, tai 35%, tikisi 10–12% metinės grąžos. Tačiau irgi gana nemaža dalis, 31%, tikisi uždirbti iki 10%. Ne? Tai čia jau galbūt tie, kurie renkasi tą konservatyvią investavimo strategiją. Ir matote, kad ketvirtadalis turi gan didelį apetitą, sakyčiau, ar ne, jie nori uždirbti 12–15%, kas yra šiaip tikrai labai aukšta grąža lyginant net ir su kitomis turto klasėmis. Ir mes pasižiūrėjome, kas nori uždirbti būtent tokią aukštesnę grąžą, tai pasižiūrėjom, kad dauguma tų, kurie turi tą aukštą didelį apetitą, yra jau labai ilgamečiai mūsų platformos investuotojai, nes reikia pripažinti, kad kai susikūrė Savi, ar ne, tai vyko prieš 10 metų, tai tikrai vyravo labai aukštos palūkanos ir mūsų pirmieji investuotojai tikrai galima sakyti, ir priprato prie tų aukštų palūkanų, tai jie ir dabar stengiasi pagauti paskolą su kuo aukštesnėm palūkanom. Kas mus tikrai irgi pradžiugino, kad dauguma mūsų investuotojų kelia ilgalaikius investavimo tikslus, tai galima sakyti paprastai, išskirsto savo investicijas į skirtingo laikotarpio terminus. Nes tikrai investavimas tai nėra sprintas, tai yra maratonas, ilgas, galbūt kartais ir gali būti nuobodus, tačiau tik taip galima susikurti tikrai užtikrintą pasyvių pajamų šaltinį. Tai tiek trumpai apie apklausą ir aš tada iš karto einu prie skirtingų paskolų tipų, ar ne? Tai, nes diversifikacija, ko gero, yra viena iš pagrindinių investavimo taisyklių. Tai mūsų platforma iš tikrųjų išsiskiria tuo, kad turi didžiausią spektrą paskolų vienoje vietoje. Nes yra platformų, kuriuose galima investuoti tik į verslo paskolas, arba tik į paskolas su nekilnojamo turto keitimu, arba tik į vartojimo paskolas. Tuo tarpu mūsų platformoje galima investuoti į 3 tipų paskolą. Be abejo, didžiausią dalį mūsų išduodamų paskolų sudaro vartojimo paskolas. Čia irgi dar labai yra naudinga skaidrė, nes jums parodo, kuo kiekvienas paskolų tipas skiriasi, ar ne, ir kokie, galima sakyti, privalumai. Kaip matote, vartojimo paskolos išsiskiria aukščiausia grąža. Beveik 17%. Be abejo, tai yra ir didesnė rizika. Ir kaip matote, vidutinis terminas taip pat, toks yra vidutinis, 63 mėnesiai. Tačiau vartojimo paskolas pasakysiu, kad gali būti net ir iki 10 metų. Kaip garantija gali būti investuotojų fondas, tai reiškia, kad jūs pasirinkdami su investuotojų fondu turite galimybę susimažinti praradimų riziką. Apie tai papasakosiu dar detaliau. Verslo paskolos, nors jos turi mažesnę grąžą, pagrindinis jų privalumas – trumpas terminas. Trumpiausias terminas iš visų paskolų. Kaip matote, 20 mėnesių. Tai tie, kas nori kuo greičiau įdarbinti pinigus ir gauti grąžą, tie tikrai įtraukia į savo investicijų portfelį būtent daugiau verslo paskolų.
Na ir paskolos su nekilnojamo turto keitimu arba, na tai būsto paskolos. Tai matote, grąža yra mažiausia, tačiau, na, tai tikrai yra saugiausias produktas, nes jos visiškai yra užtikrintos nekilnojamo turtu. Ir čia jau, kaip sakant, mes turime visas teisės parduoti tą nekilnojamo turtą, jeigu paskolos gavėjas vėluoja. Tai rekomenduoju atkreipti dėmesį į tuos paskolų skirtumus ir diversifikuoti savo portfelį, kad gauti maksimalią grąžą, bet tuo pačiu ir subalansuoti riziką. Taip, dar šita skaidrė, jinai gali ir nustebinti, nes matote čia vartojimo paskolų palūkanas pagal reitingus. Tai A, B, C, D, E raidelės jums, sakyčiau, na toks kaip žemėlapis investuojant Savi platformoje, nes tiesiog prie kiekvienos paskolos jūs matysite šitas raideles ir tai reiškia, kad mes kaip platforma atliekame visus namų darbus. Tai įvertiname kiekvieno paskolos gavėjo riziką ir atvaizduojame to paskolos gavėjo reitingą. Tai šitie reitingai ir parodo galimą riziką. Tai A tai yra aukščiausias patikimumas, E yra žemiausias patikimumas. Ką reiškia patikimumas? Tai pagrindinės rizikos yra tos, kad paskolos gavėjas gali vėluoti vykdyti įsipareigojimus, arba gali ir iš viso nevykdyti savo įsipareigojimų. Tai irgi dėl šių priežasčių mes rekomenduojame investuoti į kuo didesnį paskolų skaičių ir be abejo į skirtingus paskolų tipus. Ir matydami šitą grąžą, jūs taip pat galite orientuotis ar ne į tai, ko jūs tikitės iš investavimo, ar ne, kiek jūs norite uždirbti. Va, tai kuo didesnė grąža, tuo didesnė rizika. Tai čia yra dar viena skaidrė, kuri ir parodo tą riziką. Tai viršutinėje juostoje, viršutinėme grafike, mėlyna linija rodo palūkanas, apatinė žalia linija rodo daugiau negu 90 dienų vėluojančių paskolų dalį. Tai irgi geras orientyras planuojant tikėtiną grąžą. Be abejo, nebūtinai taip gali nutikti, kaip matote, pavyzdžiui, E reitingas, ar ne, palūkanas 51%, vėlavimai yra 19%. Tai iš tikrųjų gali pasitaikyti jums ir taip, kad nevėluos jūsų paskola, tačiau čia jau irgi priklauso ir nuo sėkmės, ar ne, į kokią paskolą jūs investuosite. Tai visada rekomenduoju atkreipti dėmesį ir investuojant rankiniu būdu peržiūrėti informaciją apie paskolos gavėją, tiek ir susidėlioti norimus kriterijus susidarant autoinvestavimo profilį. Apie tai irgi taipogi mes kalbėsime visai netrukus. Kas dar? Minėjau investuotojų fondą, tai truputėlį noriu papasakoti apie jį daugiau, nes tai yra tikrai puikia galimybė sumažinti praradimų riziką. Nes jeigu nutiktų taip, kad investuotumėte į vartojimo paskolą ir paskolos gavėjas nevykdytų įsipareigojimų 90 dienų iš eilės, investuotojų fondas kompensuotų negrąžintą paskolos dalį bei per 90 dienų susikaupusias palūkanas. Žinoma, ar ne, turint tokią investuotojo apsaugą, jūsų grąža būtų mažesnė ir jinai priklausytų nuo konkretaus reitingo. Tai Savi puslapyje tikrai rekomenduoju susirasti puslapį investuotojų fondą ir pasižiūrėti detaliau. Taip pat, aišku, puslapį jau savo paskyroje susidarant automatinio investavimo kriterijus, jūs taip pat matysite, ar ne, kokia grąža būtų jums investuojant į konkretų reitingą.
Kas dar yra iš tokių svarbių įrankių padedančių investuoti, tai autoinvestavimas. Be abejo, laikas auksas, ar ne? Tai čia šitoje skaidrėje matote grafiką, kad net 83% visų paskolų suinvestuojama automatiniu būdu. Tai kitaip sakant, jeigu jūs neturėsite automatinio investavimo profilio, jūs praktiškai prarasite galimybę investuoti į didžiąją dalį paskolų, nes jos aukcione bus atvaizduojamos jau kaip su tokia žyma, kad 100% suinvestuota. Ir tada jums gali tiesiog atrodyti, kad nėra į ką investuoti, o taip yra tik dėl to, kad didžioji dalis paskolų suinvestuojama automatiniu būdu. Čia matote pagrindinius kriterijus, ar ne, kad jūs galėtumėt susidaryti savo profilį, bet apie tai tikrai Neringa papasakos dar detaliau ir pasidalins savo patirtimi. Ir dar trečias toks įrankis, apie kurį tikrai svarbu žinoti, tai yra antrinė rinka ir tai yra galimybė parduoti savo investicijas anksčiau laiko. Nes, visada gali nutikti gyvenimas, ar ne, ir net jeigu investavote į paskolą 10 metų laikotarpiui, tiesiog jums gali prireikti tų lėšų anksčiau laiko, tai tuomet savo investiciją galite parduoti antrinėje rinkoje. Tai galite, jeigu norite greitai susigrąžinti lėšas, galite parduoti tiesiog už tą pačią kainą, galite parduoti su nuolaida arba galite net ir parduoti su premija. Ir čia matote šitoje skaidrėje, kad yra tikrai dalis investuotojų, kurie pardavinėja su premija savo investicijas ir yra tokių, kurie perka, jeigu jie nori kuo greičiau susikurti kuo didesnį portfelį ir gauti tiesiog didesnės palūkanas. Nes kas yra tikrai labai svarbu, kalbant apie tarpusavio skolinimą, kad palūkanas ir savo investicijų dalį jūs gausite kiekvieną mėnesį. Ne po metų, ne kas ketvirtį, bet kiekvieną mėnesį ir galėsite netgi jas reinvestuoti ir tokiu būdu pasinaudoti sudėtiniu palūkanų efektu, kas prilygsta 8 pasaulio stebuklui. Taip, nenoriu labai išsiplėsti, tai čia paskutinė galbūt skaidrė. Tai tiesiog, ką dar noriu užakcentuoti, kad tikrai šiai dienai mes dedame tikrai labai didelį fokusą į paskolų kokybę ir investuojame kartu su investuotojais, tai prisiimame riziką kartu su savo investuotojais. Į kiekvieną paskolą investuojame ne mažiau negu 12%. Tai jeigu paskola vėluoja, tai ir mums skauda, todėl dedame tikrai didelės pastangas išieškoti vėluojančias sumas. Ir taip pat kitas dalykas, kuo mes tikrai skiriamės nuo konkurentų, tai kad šiai dienai galime pasiūlyti investuoti per mobiliąją programėlę. Kaip žinia, telefonas mums yra tapęs labai įprastu įrankiu. Tai su mobilia programėlė investuoti ar sekti savo portfelį galima vos kelių mygtukų paspaudimo. Tai tiek trumpai, aš tuomet tada jau nustoju dalinti savo prezentaciją, pasižiūriu, ar yra klausimų. Klausimų dar nematau, tai iš tikrųjų tik dar noriu labai priminti, kad užduotumėt klausimus, tiesiog bet kokius, kokie jums kyla, bet tada noriu perduoti žodį Neringai. Neringa, kviečiu prisistatyti, kol kas jūsų negirdime. Taip. Dabar jau turėtumėt girdėti. Ar girdit? Girdim, Neringa, girdim. Gerai. Taip.
Tai sveiki, dabar tik tai pasirodau ir todėl, kad kaip tas studentas iki paskutinės minutės dar ruošiausi, tobulinau kažką, tai bandžiau parodyti, o parodyti reikės daugokai, jeigu per tą laiką, kol aš čia kalbėsiu, atsijungs mano prisijungimai, aš turėsiu privačiai prisijungti, tai būsiu savo pasidalinimą sumažinus. Nu, kol kas dalinuosi visų ekranu, tikiuosi, kad kažkaip tai nepasiklysiu aš čia tarp daugybės savo ekranų. Tai, kaip Audra žadėjo, aš noriu pradėti nuo tokio nedidelio įvadėlio. Aišku, labai esate skirtingų patirčių turinčios ar turintys ir vieni gal labiau pažengę, kiti gal tik tai pradeda pirmus žingsnius. Aš stengsiuosi, kad įdomių dalykų būtų daugeliui, daug dievė visiems. Tai yra labai svarbu, pradedant investuoti, paklausti savęs svarbiausių žingsnių, svarbiausių dalykų. Tai yra pirmiausia, ar esate azartiški. Ir tai susiję taip pat ir su polinkiu rizikuoti, kiek linkę rizikuoti. Statistika rodo, kad vidutiniškai 4% visos populiacijos, visų gyventojų šalyje yra linkę į vadinamą liudomaniją, tai yra lošimų maniją ir nelabai valdo savo azarto. Tai yra ir tokia rizika, bet kaip Audra sakė, gal tikiuosi susirinko ne aštrių pojūčių mėgėjai ir kad savo aistras valdom, bet svarbu atsakyti į tai, aš manau, pradžioje investavimo, kadangi jeigu žmogus nustoja jaustis saiką, tai gali būti pavojinga visose srityse, investavimą taip pat. Ir mes kalbėsim šiandien apie ilgalaikį investavimą, mes nekalbėsim apie kažkokias spekulacijas ir tokį trumpalaikius tikslus, o tokių būna taip pat, taip kad čia rizikos mėgėjai, didelios rizikos mėgėjai turbūt liks nusivylę. Tai mes čia kalbėsim apie kaip galima saugesnį, stabilesnį investavimą. Tikiuosi, mes to ir susirinkom. Reikia atsakyti savo klausimą, kokie yra jūsų investavimo tikslai. Tai tie tikslai labai gali būti įvairūs, kaupti senatvėj, bandyti sukurti gerovę savo šeimai, savo vaikams, savo patiems, susikurti papildomą lėšų šaltinį, kuris jūs maitins, be to, kad jūs darbo užmokestis maitina. Tai reikia šitą dalyką suprasti, kad mes esam pripratinti arba pripratę prie minties, kad turim gyventi iš darbo užmokesčio, nuo algos iki algos. Ir taip gyvena deja, bet didžioji dauguma žmonių. Atlyginimas padidėja, poreikiai taip pat ir tas uždaras ratas mus verčia kaip tas žiurkytės ir pelytės suktis rate ir tas ratas niekada nesustoja. Ir mes kalbam apie tai, kad reikia priversti save kažkaip atsidėti ateičiai ir tada galima tos pinigus įdarbinti ir tada to sukimosi rate bus galima daryti mažiau, galima sulėtinti žingsnį sukimosi, galima apskritai netgi kažkada bus išeiti iš to rato. Dabar yra labai taip madinga tarp jaunimo, taip sakoma, išeiti į pensiją anksčiau laiko. Kokie yra jūsų investavimo lūkesčiai? Ko jūs tikitės, ko jūs norite? Ar saugumo pagalbės, ar jūs norite uždirbti daug ar mažai? Ir tai irgi yra susijęs su investavimo stilium ir kur jūs investuosite, į ką jūs investuosite ir taip toliau. Ir vienas iš svarbiausių klausimų yra, kiek jūs manote realiai galėsite investuoti per mėnesį. Tai, sudėtinių palūkanų principas sako, kad kuo anksčiau, kuo didesnį pradinį startą padarysim, tai turės didesnį poveikį ateityje negu didesni periodiniai mokėjimai. Todėl reikėtų mobilizuotis, gal netgi savo pasakyti, kad aš dabar metus ar 2, taip sakant, truputį mažiau atostogausiu, galbūt truputį labiau pataupysiu, bet tada ateityje aš turėsiu didesnį tą sudėtinių palūkanų efektą. Kodėl apskritai verta investuoti, turbūt jau daugelį, kurie prisijungia, aišku, kitaip jūs net nebūtume tikriausiai prisijungę. Suprantam, kad santaupas laikyti kažkur stiklainėje, koinėje arba banke, jie neapsaugotos, jos yra nuo infliacijos. Taip, jūsų indėlis banke yra apsaugotas valstybės garantija, bet tai yra tik ta nominalioji suma, o kai vyksta infliacija, ypatingai praeitais metais, kai buvo didesnė negu įprastai, tai ta vertė dėja mažėja ir
keista, kad žmonėms tas kai kuriems nerūpi, bet aš taip sakau, jūs paskaičiuokit, kokio dydžio infliacija, jeigu aš ateičiau vieną dieną ir sakyčiau, ten, Daiva, atiduok man 100 savo eurų. Jis sakytų, kodėl? Aš sakyčiau, nu todėl, kad aš esu infliacija. Ir tada būtų labai skauda atiduoti. Bet kai tie pinigėliai guli ir jų perkamoji galia sumažėja tais 100 eurų, žmogus kažkodėl nelabai kreipia dėmesio. Tai va tokia prieštara ir žymus investuotojai pasaulio, kurie savo patarimus gausiai dalina, jie netgi sako, jeigu norite sutaupyti, nešiokitės grynus pinigus, nes kortelė arba tuo labiau internetinis pirkimas, kur vieno piršto paspaudimu gali greitai atsiskaityti, jis tiesiog užmigdo mūsų budrumą ir mes atsisveikinam su pinigais daug lengviau, panašiai kaip ir su infliacijos suvalgytais pinigais. Jūsų sukauptas finansinis turtas auga ir jis uždirba jums pajamas, o tada jums mažėja poreikis dirbti, o jeigu dirbate tokiu pačiu tempu, tai tiesiog turite dar didesnės pajamas, dar didesnės vartojimo galimybės. Na ir galiausiai dar vienas iš patrauklumų, kai jūs uždirbate darbo užmokestį, tai jūs sumokate įvairiomis formomis apie 42% nuo savo darbo užmokesčio, tai visų įvairiausių mokesčių, pajamų mokesčių, sodrų ir taip toliau. O kai jūs investuojate, tai jūsų uždirbtos iš investavimo pajamos apmokestinamos 15% tarifu. Va. Ir tai reiškia, sumokėsite mažiau. Negana to, per savį platformą, apskritai per sutelktinį finansavimą investuojant, pirmi 500 eurų yra apskritai neapmokestinami ir apmokestinama tik tai nuo 501 eurų. Na ir svarbiausia mintis, kurią reikėtų atminti, tai iš tiesų didžiausias jūsų priešas investavimui yra atidėliojimas. Todėl aš per webinarą sakiau, kad investuoti pradėti reikėjo vakar. Jeigu jūs šiandien investuotumėte 1000 eurų ir kiekvieną mėnesį sutaupytumėte bent po 100 eurų per mėnesį, tai čia aš suskaičiavau pagalba tokios compound interest programėlės, kiek jūs turėtumėt po 5, po 10, 15, 20 ir taip toliau metų. Ir mes matom, va ta mėlyna stulpelio dalis, tai jūsų įmokų dalis, o ta visa didžiulė oranžinė stulpelio dalis yra ne kas kita kaip palūkanos. Jeigu su sąlyga, kad jūs jas reinvestuosit, tai yra jūs jų nesuvalgysit, o jūs jas įveiklinsit ir toliau jos dirbs jums. Tai matote, kokį milžinišką tiesiog sniego lavinos efektą turi sudėtinės palūkanos, todėl jos ir vadinamos to 8 pasaulio stebuklu. Kaip matote, čia aš paskaičiavau 45 metus, galvodama, kad 65 žmogus išeina į pensiją, o 20, sakykime, gali pradėti investuoti. Jūsų amžius tikriausiai labai skirtingas, tai kiekviena galite pažiūrėti į tą skalės atitinkamą skaičiuką, kiek jūs manote galėsite metų investuoti. Toliau aš atsakysiu keletą įvairių klausimų, bet pradėsiu nuo Davido Ramsio patarimų. Yra labai populiarus, turbūt pasaulyje gal populiariausias investavimo patarimai, pradžiamokslis, bet Lietuvai jisai nėra pažodžiui taikytinas ir aš pabandysiu truputį perfrazuoti ir patarti, ką galvoti, ką daryti. Davidas Ramsis sako, kad pirmas žingsnis, nuo ko reikėtų pradėti, tai yra susitelkti kažkokį skubios pagalbos fondą. Lietuvai šita suma gali būti šiek tiek mažesnė ir reikėtų pagalvoti. Aš patarčiau, tai tarkim, įsivaizduokit, kiek jūs per mėnesį išleidžiat pinigų, tai maždaug pusė tos sumos turėtų būti jūsų tas skubios pagalbos fondas. Nes jeigu jums pritrūktų pinigėlių, kad nereiktų iš nieko skolintis, kad jūs galėtumėte pasiskolinti iš savęs. Taip, šitie pinigėliai gali būti jūsų ten taupyklėje, pavyzdžiui, banko ir panašiai, ten irgi generuodami ten mažytį procentuką gražos, bet jų paskirtis kita, kad jūs nelystumėte į savo kreditą, kad į kreditinę kortelę, kad jūs neimtumėte jokių trumpalaikių paskolų, kad jums nereikėtų ten išleisti. Padenkite visas skolas. Jeigu turit paėmę kažkokių paskolų, tai pradėkite nuo tų, kurios yra mažiausios. Toks yra patarimas, sakoma, kad tai psichologinis toks manevras, tai suveikia kaip ta kalnų griūtis, pajunti pasitenkinimą, panaikinęs pirmą įsiskolinimą ir taip toliau. Tačiau aš truputėlį patikslinčiau, jūs turite žiūrėti, kiek jūs mokate. Jeigu jūs mokate
mažiau negu galit, pavyzdžiui, uždirbti savai, tai aš netgi sakyčiau, palikit tą paskolą, ir tai dažniausiai liečia nekilnojamo turto paskolos, jos būna su mažiausia grąža. Čia reikėtų žiūrėti ne į banko procentus, kurie būna dideliais skaičiais parašyta, reikėtų pažiūrėti, kur mažytėm raidelėm parašyta ta bendroji metinė kreditos norma, ten toksai yra skaičiukas. Tai vat, reikia žiūrėti šitą, kur būna ten jau visos išlaidos suskaičiuotos, balsas iš manęs pabėgsta. Toliau Deividas patarė, kad reikėtų sukaupti 3-6 mėnesių išlaidų dydžio atsargos fondą. Tai va dėl šito žingsnio aš abejočiau, aš sakyčiau, kad galima turėti likvidesnių kažkokių tai investicijų, ir aš, pavyzdžiui, tokį fondą laikau fonduose ir akcijose, ir jeigu man labai greitai reikia pinigų, aš kažkiek parduodu. Jeigu reikėtų, bet šiaip dažniausiai to neprireikia. Tai aš dėl šito truputį kritiškai sakyčiau, tai labai didelė suma, kurią, jeigu jūsų ir taip pajamos nėra labai didelės, laikyti be darbo didelė prabanga. Toliau siūlymas kaupti pensiją, mes turbūt esam jau Lietuvoje būtinai tą pensiją kaupiam visi, ir čia patarimas apie 3 pakopą pagalvoti, ne apie 2. Čia reikėtų atskiros temos, bet mes jau kaupiam turbūt, tai šito nekomentuosiu daugiau. Taupyti vaikų mokslams, tą galima daryti įvairiai, tai irgi investuodami, kad ir į savą platformą, jūs galite sugeneruoti pajamų srautą, kuris jums ateityje, jeigu jūsų finansinė situacija pablogėtų, būtų papildomas pajamų šaltinis, iš kurio galėtumėte mokėti savo vaikams. Ir kaip pavyzdys, aš pirmai savo dukrai tai kaupiau per investicinį gyvybės draudimą, tai tiek, kiek sumokėjau per visus jos metus, kol suėjo 18, tai aš pasiėmiau mažiau negu sumokėjau, tai labai nusivyliau investicinių gyvybės draudimu, nes ten sutartis galioja iki tam tikros datos ir tu privalai išsiimti pinigus ir taškas, tai žinai, ir negali palaukti, kol atsigaus ten tie vertybiniai popieriai ir tavo kursas padidės, tavo vertė padidės. Tai jau sūnui, pavyzdžiui, kuriam yra šiandien 10 metų, aš kaupiu savai platformoje, nes aš matau, kad grąža bus žymiai didesnė ir aš ją labiau pasitikiu negu kad investicinių gyvybės draudimų šiuo atveju. Kuo anksčiau apsirūpinkite nuosavų būstų, nemokėkite visokių nuomų ir taip toliau, bet žinoma, visą laiką reikia pasiskaičiuoti, tai tikrai nėra vienareikšmis patarimas, ir įdarbinkit pinigus. Įdarbinkite ir mėgaukitės, pamatysit, kai pradėsite gauti pajamas, tai paklausit savęs, kur aš buvau anksčiau, kodėl aš to nedariau anksčiau. Kur į ką investuoti. Lietuvoje populiariausias investavimas yra į nekilnojamą turtą, bet čia problemos yra tokios, tai su nuomininkais problema, tai reikia remontus kažkokius daryti, baldais rūpintis, pirkti, tai kaimynams trukdo. Čia nebus jums didelės ramybės, nebent labai pasiseks su jūsų nuomininkais. Ir kitas dalykas, jūs įsivaizduokit, jau čia reikia daug pinigų turėti, kad galėtum kelis turėti nekilnojamo turto objektus, bet jeigu tu turi tik vieną, tai realiai tu pastatai visas savo santaupas ant vienos kortos. Ilguoju laikotarpiu, bet to nekilnojamas turtas auga maždaug tokiu pačiu tempu kaip infliacija, kartais truputėlį daugiau priklausomai nuo miesto. Didžiosiuose miestuose tikėtina auga sparčiau. Alternatyva labai viliojanti - akcijos, nafta, bitkoinai. Čia jau yra aukštos rizikos ir nemažai žinių reikalaujančios investicijos. Tai čia reikėtų ir atskiros temos apie tai, bet aš sakyčiau, kad tai yra bloga pradžia, per daug rizikinga. Asmeniškai pažįstu žmonių, kurie persistengė šitoje srityje ir po to patyrė labai blogas psichologinės pasekmes. Į fondus, obligacijas, auksą. Tai yra tokie stabilūs dalykai, atrodo, kuriais žmonės pasitikė, ir tai yra geri dalykai. Aš apskritai visos turto klasės tam tikrose kontekstuose yra geros, bet lyginant, pavyzdžiui, su savitarpio tą paskolinimo platformą, tai yra labai nedidelė grąža. Ten kalba yra apie 4-5 procentus. Tai sutelktinio finansavimo platformos išties yra gera alternatyva, yra, sakyčiau, labai gera alternatyva būtent pradžiai investavimo, nes yra mažesni vertės svyravimai, didesnė grąža, ir ta grąža, kaip jau Audra minėjo, tai aš jau nesudubliuosiu, yra apie 12 procentų, tai nors gali kažkam atrodyti, kad tai mažai,
Bet realiai pagal rinkos situaciją tai yra daug. Pažiūrėkime, jeigu jūs laikysite banko indėlyje savo pinigėlius, tai ten tą grąžą gausit 1,75%. Aš šiandien tikrinau, kartais bankai leidžia ten terminuotą indėlį, tai būna iki 3% grąža, tai vis tiek palyginkim su 12%, tai yra labai mažai. O kodėl tai yra taip svarbu? Na, yra tokia 72 vadinamo taisyklė, kuris sako, 72 yra toks stebuklingas skaičius, iš kurį padalinus iš palūkanų normos, išreikštos procentais, jūs gausite laiką, per kurį jūsų investuota suma padvigubės. Kaip pavyzdys, jeigu jūs investuosite su 4% metinėmis palūkanomis, tai tuomet jūsų pinigų suma padvigubės per 18 metų. Bet jeigu jūs investuosite kaip savį, tarkim, su 12% metinė grąža, tai atsitiks per 6 metus. Tai yra po 6 metų jūs turėsit dvigubai tiek, o po dar 6 metų jūs jau turėsit 4 kartus daugiau, negu buvo pradinė jūsų investicija. Na ir žinoma, tai sustiprinsite dar, jeigu kiekvieną mėnesį papildomas darysite kažkokias įmokas. Na tai turbūt kimbam į darbą, visi to laukiam ir kaip ten ką daryti. Mes pajuokavom taip su Audra, kad tai, kad jūs sugebėjote susikurti sąskaitą ir prisijungti prie Payseros, tai jau yra įrodymas, kad jūsų kvalifikacija yra pakankama. Tikrai, kad jūs susidorotumėt su visais sunkumais, jau ten turbūt buvo sunkiausia tą padaryti. Tai sunkiausia dalis jau praeity. O dabar ką daryti? Jeigu jūs man kalbant arba dabar jau esat prie kompiuterio, tai labai gerai, nes galėsite pabandyti patys ir visą, kas neaišku, rašykite iškart, kas nesigauna, aš jums rodysiu, ką darau. Mane turbūt jau bus atjungę, aš pirmiausia dabar prisijungsiu prie savo Payseros sąskaitos. Aš tikiuosi, kad mano ekraną matote. Matome. Matome. Viskas matosi, taip. Gerai. Tai dabar aš prisijungsiu prie savo Payseros sąskaitos. Mano patarimas toks, šiaip jau jūs galite jungtis per mobilų telefoną, aš dažniausiai irgi taip darau, tik tai tiek, kad aš dabar bandau jums pademonstruoti kažką, tai jūs jau esate susikūrę Payseros sąskaitą, čia labai daug jums aiškinti ir nereikės. Svarbiausias dalykas, va dabar, matot, yra dar saugumo patikrinimas, aš turėjau dabar gauti žinutę į savo telefoną ir pabraukusi nuo ekrano, nuo viršaus, aš matau, kad Paysera man atsiuntė žinutę, paprašo pridėti piršto antspaudą, biometrinė autentifikacija, kurią jums siūlau taip pat susitvarkyti, ir tada toksai yra, angliškai vadina slideris, toks paslinktukas į dešinę, nubrauki su pirštu ir va tada jau leidžia prisijungti prie tavo sąskaitos. Taip, ir čia mes galime gauti labai išrašą labai detalų ir matyti, kas už ką ir kiek jums sumokėjo ir turime svarbiausią dalyką, ką aš jums noriu parodyti dabar pasakyti, tai yra nustatymai apačioje, pats paskutinis praktiškai punktas šito meniu, kur jums reikės pasididinti Payseros likutį. Tą padaryti galima ir ne dabar, vat ir vėl paskutinis Limits Rights Permissions, paspaudžiame, gal kažkur yra ir lietuvių kalba, kad persijungia, ir po to reikia čia va paspausti apačioje, va, ir pasikeisti tuos limitus. Nu, aš trumpai pasakysiu, kodėl. Kai aš pradėjau investuoti, aš nežinojau šito dalyko, ir atsitiko taip, kad man suinvestavus ten pirmuosius savo kažkiek tai pinigėlių, vieną dieną nebegalėjau investuoti, aš lyg ir bandau, spaudinėju, investuoju, bet matau, kad limitas, tai yra likutis mano, nemažėja ir kad, niekaip aš negaliu prisijungti, niekaip negaliu suinvestuoti pinigų. Tada aš pradėjau skambinti į savo platformą, paskui į Payserą, išsiaiškinau, kad problema yra, kad aš pasiekiau limitą ir nebegalėjau toliau investuoti. Tai vat pranešimo sistema gali ir neišmesti. Tai todėl, jeigu jau pajuntat kažkokį diskomfortą, nesakau, kad iš karto, bet galima sutvarkyti ir iš karto. Jeigu jūs nusistatysite didesnius limitus, kaip kad aš čia padariau, aš nenorėjau, kad mane varžytų Paysera, tai tada dar reikės dar vienos procedūros, tokio veido laiko, taip sakant, jums paskambins ir reikės
na, ten atsakyti keletą klausimų, tiesiog, kad matytų, kad jūs esate matyti adekvatus, blaivus ir visa kita, ir tada jau viskas bus gerai. Gerai, grįžtu aš dabar į savo skaidres ir truputį paaiškinu, jums gal kilo klausimo, kodėl Savi, kodėl Paysera, kodėl čia jie tarpusavį kažkaip susiję. Tai Savi yra investavimo platforma, jinai jūsų pinigėlių nesaugo ir neturi, pas save nelaiko. Jūsų pinigėliai yra Paysero sąskaitai, tai yra toks, na, elektroninis bankas, pavadinkime populiariai, pavadinimas ilgas, aš nenoriu ten į tas detalės leistis. Tai kai tik tai jums yra grąžinama dalis paskolos ir išmokamos palūkanos, tai visa tai patenka, arba jūs parduodat kažkokią tai paskolą, tai patenka pinigėliai į Payserą. Ir iš karto Payseros likutis jūsų Savi profilyje padidėja. Priešingai suinvestavus, jūsų iš karto tas likutis jau vėl sumažėja. Taip, manęs lyg ir net jungia, mes čia specialiai vardą pakeitėm, kad nebūtų asmens duomenys viešinami, čia ne mano sąskaita, bet tokia yra reali sąskaita. Ir čia mes matome pinigėlių likutį, tai šitas likutis yra jums tik rodoma Savi, jisai nėra Savi sąskaitoj, jisai yra Paysero sąskaitoj. Ir tik tai tiek, kad naujoj programos versijoje tas likutis, na, jisai truputį atsilieka, kai jūs suinvestuojat pinigus, tai čia suma iš karto gali nepasikeisti, per kelias minutės ten sureaguoja. Tai turėkite tą omeny, truputį toks yra vėlavimas. Jeigu abejojat, kiek jums liko pinigų, tai galite grįžti į senąją savitarną, kurią aš irgi jums pademonstruosiu, ir ten jūs matysit realų likutį, jis būna iškart pasikeitęs. Kaip įnešti pinigų į Paysera sąskaitą? Ta galima padaryti keliais būdais, pats man gal patogiausias, greičiausias, tai aš tiesiog paspaudžiu tą likutį, paspaudžiu papildyti sąskaitą, iššoka langas, kur iš karto man ten siūlo jungtis prie Payseros, nurodyti sumą, kurią aš noriu, ir pasipildau tą likutį. Jeigu jūs esate jau pasipildę likutį, tai yra papildę savo sąskaitą, tai šiandien galėsite gal ir pabandyti pirmą savo paskolą nusipirkti. Tai aš pademonstruosiu, kaip tai daroma netrukus, specialiai palikau likutį teigiamą. Ir taip galim papildyti. Kitas būdas, ir kitiems jisai yra patogesnis, nes aš bendrauju su nemažai žmonių, kurie investuoja jau per Savi platformą, ir mano pačios rekomenduotų nemažai žmonių, įskaitant ir mano dukrą. Tai jie daro dažnai pavedimą. Tiesiog pavedimą. Yra Paysero sąskaita, kaip ir banko sąskaita, ir jūs iš savo banko padarot, susikuriat kokį nors mokėjimą, galite ir periodinį, ir persimetat į Paysero sąskaitą. Jeigu jūs jungsitės per kitas platformas investavimo, jos irgi naudoja tokiu pačiu principu Payserą, ir jūsų likutis tada jau matysis visose vienodas. Ir tada jau bus nelabai aišku, iš kurios platformos, kurie pinigai atėjo, tą galėsite matyti tik detaliam išraše. Na, tai čia toks nepatogumas, ir aš, kaip sakiau, per webinarą pasakau, kad aš nesiryžau to daryti, nes man atrodo, tokia būtų jau makaliūzė, būtų sunkiau sekti, iš kur kokie pinigai ir kaip jie vaikšto. Kaip valdyti Paysera sąskaitą, tai aš jums jau parodžiau trumpai, ir kaip pakeisti limitą irgi jau papasakojau. Kartais jūs galite tiesiog netikėtai pastebėti, kad jūsų Payseros likutis padidėjo. Na, aš kai sakau Payseros likutis, tai aš turiu omeny va šitą sumą, kurią čia rodo, nes čia nėra Savi likutis, čia yra Payseros likutis. Kartais būna, tu prisijungi ir staiga pamatai, kad Payseros likutis padidėjo. Ir geriausia, tai aš mobiliam telefone naudoju Payseros aplikaciją, ir ten iš karto matau, kad buvo parduota. Ten būna dažnai angliškas tas komentaras parašytas, Audra, matau, jau nori kažką pasakyti, tik pabaigsiu sakinį. Ir iš kart matau, ar ten buvo parduota paskola, ar tenai buvo palūkanos išmokėtos, kas ten atsitiko. Tai būna paprasčiausiai aišku jau iš to Payseros pasižiūrėjimo. Ir tas yra labai greitai, ir ypatingai, jeigu pasidarysit biometrinę autentifikaciją, tai tik pirštą pridedat ir jūs jau Payseros programėliai prisijungi. Audra, prašau.
Aš gal tik tai trumpai įsiterpsiu, na čia irgi, ką girdžiu ir iš mūsų investuotojų, kad, na, kadangi Paysera sąskaita yra visiškai nemokama, ar ne, ir nekainuoja būtent investuotojui pavedimai, tai kartais pasidaro, na, kelias sąskaitas. Ir tada, na, iš kažkokios vienos konkrečios Payseros sąskaitos, ar ne, investuoja na, būtent pasirinktoj platformai. Tai galimas ir toks sprendimas, bet šiaip tiesiog tikrai labai patogu Payseros programėlėj matyti, kas vyksta, bet ir rekomenduoju išbandyti ir Savi programėlę, ten iš viso labai irgi lengva tiek papildyti savo sąskaitą, ar ne, tiek irgi matyti, kas vyksta su investicijom. Tai tiek labai trumpai, viskas, išsijungiu garsą vėl. Ačiū už patikslinimą. Aš tiesą sakant galvojau, nežinojau, iš tikrųjų nebuvau užtikrinta, ar Paysera leidžia keletą sąskaitų susikurti, bet tai būtų sprendimas, bet aš įsivaizduoju, tai būtų šiek tiek jau sudėtingiau su tais visais likučiais, taip sakant, manipuliuoti. Na, gal reikės pabandyti kada nors. Mes su Audra nesam čia nei repetavę, nei suderinę turinį labai, ką mes čia kalbėsim, ką aš kalbėsiu, tai tiesą sakant, čia pirmą kartą pati pasakoju jums, tai atsiprašau, jeigu kažką tai netai pasakysiu, Audra mane pataisys. Tai, o kaip išimti pinigus iš Payseros, tai aš jau irgi pamėginau, yra galimybė išsimti per Narvisen kioskus, yra galimybė tiesiog persivesti savo banko sąskaitą, kas turbūt greičiausia ir patogiausia, ir įkrinta tikrai greitai. Ir kitas būdas yra turėti Payseros kortelę. Nu, ar reikia turėti Payseros kortelę? Aš nusprendžiau, kad kol kas ne. Galbūt, kai ateityje, kai ten vaikščios didesni pinigai, gal bus tai dar viena papildoma man kortelė ir gal tai man vertės daryti. Ten nuolat įkainiai keičiasi, buvo Payseros kortelė mokama, paskui buvo nemokama, tai aš dabar bijau ir pameluoti, pasižiūrėti, kiek per mėnesį ten reikia už jos turėjimą mokėti. Pradedantiesiems nerekomenduočiau gal iš karto pirkti kortelės. Klausimas, ar jos tikrai reikia, kai taip greitai lengvai galima persimesti į savo banko sąskaitą. Dabar apie pajamų formą Savi platformoje, tai daugeliui atrodo, kad dividendai yra vienintelė forma pajamų, kaip galima gauti, bet tai ne visiškai tiesa. Tai mes uždirbam dividendus ir taip, jeigu mes nueiname į savo profilį, va tą mano portfelis, tai čia mes, mane atjungė, aš atsiprašau. O tas ir atsitiko. Dividendai, tai mes kalbame apie palūkanas, ar ne? Taip? Taip, aš atsiprašau, truputėlį aš tik prisijungsiu. Ir tada vėl rodysim. Kadangi sąvokos būna skiriasi, tai aš iš karto klausiu, raginu tikrai ir klausti ir tas, kurios mus klauso ar žiūri, jeigu tikrai kyla tik tai kažkoks klausimas, drąsiai rašykit. Taip, nes tikriausiai tos informacijos ir toks rautas, kad viską iš karto apriepti, įsisavinti yra sudėtinga. Taip, ir mes čia matome tokią apžvalgą portfelio, matome, kaip augo tas portfeliukas ir matom, kiek uždirbta buvo palūkanų. Tai va, tai mes matom kiekvieno mėnesio uždirbtas palūkanas. Ir daugelis galvoja, kad na, čia ir vienintelė pajamų forma, ir paskui nustemba, kad bendras tas prieaugis na, nebūtinai per tiek ir pakilo jūsų portfelios vertė, kaip kad šita suma. Taip, nes, na, jeigu vien tik tai būtų šita vienintelė pajamų forma ir jeigu nebūtų jokių išlaidų, tai taip turėtų būti. Turėtų jūsų portfelis kiekvieną mėnesį paaugti tiek, kiek gavote palūkanų. Bet pastebėsite, kas stebėsite giliau, kad ne visiškai yra taip ir taip yra dėl tam tikrų priežasčių. Jūs taip pat gaunate pajamas iš antrinės rinkos operacijų, jeigu jūs parduodate akcijų už didesnę vertę, negu kad jų, akcijų sakau, paskolų, negu kad jų nupirkote. Mano patarimas, tai jeigu jūs įmetat didelę sumą pinigų pačiam starte arba kažkokį mėnesį didelę sumą, tai taip pirminėje rinkoje nebus tiek daug labai paskolų ir jūs norėdami
visko nesuinvestuoti į ten vieną ar dvi paskolas, galite paieškoti ir gerų pasiūlymų antrinėje rinkoje ir aš taip pat tai darau. Bet turėkite omeny, kad jūs sumokėsite 1% nuo tos sumos, už kurią perkate paskolą platformai ir todėl ir dar sumokėsit galbūt ir ten procentuką ar du pardavėjui, tai todėl na, jūs turėsit ir tam tikras išlaidas. Tai jeigu norite tas išlaidas pasidengti, tai tada jums reikia ir patiems suprekiauti, reikėtų kažkiek parduoti. Patarimas. Jeigu kartais būtų taip, kad jūs prisijungite ir žiūrite investavimas pirminė rinka, ir tai yra tas titulinis pagrindinis puslapis, jūs žiūrite dabar į ką aš čia galėčiau investuoti. Na ir tarkim, jūs nenorite investuoti gal į ten D lygio verslo paskolą, gal jums nepatinka, gal palūkanos, nors šiaip jau neblogos tikrai. Gal kažkas jūsų netenkina, nors čia kaip tik šiandien išpuolė tokių labai gerų pasiūlymų ir daug pasiūlymų žiūriu. Gera tokia savaitės pradžia, bet jau mes matom į šitas paskolas investuoti nebegalima, jau jos suinvestuota 100%, o į kitas dar galima, nes jos dar nepilnai sufinansuotos. Matom sumą, kiek yra renkama ir žmonės meta, taip meta. Ir pavyzdžiui, jeigu čia A3 lygio paskola, kur dar žmogus turi nekilnojamą turtą, bet tai nereiškia, kad jis neįkeistas šiuo atveju, čia nėra nekilnojamo turto paskola, tai yra vartojimo paskola, bet rodo, kad, na, registrai rodo, kad žmogus turi nekilnojamą turtą, rodo, kada jis grąžins jums dalį paskolos kiekvieną mėnesį ir kada jisai sumokės palūkanas. Čia tik orientacinė data, nes, na, aš pastebiu, kad taip, daugiau gauni tą dieną palūkanų ir išmokama, grąžinama paskolų, bet tikrai ne, iš principo gaunu kiekvieną dieną. Tai ten kaip kam sušvinta, kaip kas periodinius mokėjimus matyt pasidarė, tai tos krenta kiekvieną dieną. Va, ir tarkim, aš noriu nusipirkti šitą paskolą, ne? Tai aš galiu peržiūrėti, kas ten viduj parašyta. Taip, įeinu ir matau, kad čia yra žmogus skolinas 87 mėnesių terminui, prašo tokios tai sumos, palūkanos tokios, tai reitingas labai aukštas, tai jau čia saugiausios paskolos nuo A1 iki A3. Va, ir čia galime įrašyti, kiek jūs investuojate, bet galim paskaityti tą pažinčių skelbimą, kaip aš juokauju, kas čia yra rašoma. Tai mes matom, kad čia moteris, kuriai yra 51 metai, toliau daugiau apie ją visokios informacijos, kokios jos yra pajamos, taip pat kokios disponuojamosios pajamos, tai yra jinai dar moka į kažkokius įsipareigojimus, vadinasi, turi kažkokiu tai, nu, kaip šiuo atveju parodyta yra vartojimo kreditą pasiėmusi, tai matyt, tai disponuojamosios pajamas jos mažina, matome, kad jinai susituokusi, turi nuosavą namą ir universitetas baigtas, statistiškai aukštą išsilavinimą turintys žmonės rečiau būna bedarbiais. Va, ir mes dar galim pasižiūrėti, kaip kiti kolegos, taip sakant, investuotojai investuoja. Tai matom, vieni meta po 10 eurų, kiti ten kiek turėjo, 20, 40, 50, iš tikrųjų dominuoja gana smulkios sumos, bet yra ir stambesnių. Matom 100, kažkaip čia labai didelių sumų, aš čia tiesą sakant gana drąsiai mesčiau didelę sumą. Va, o čia yra maksimali suma, 500 tai maksimum vartojimo paskolas, kiek galima investuoti. Tai aš manau, kad čia vienas iš geriausių pasirinkimų ir šiandien aš ir leisiu čia suinvestuoti, tarkime, 35 eurus. Dabar man rodo iš karto, kiek šita paskola uždirbs iš viso. Ir dabar yra toks pasirinkimas investuotojų fondas, Audra apie jį minėjo. Tai jeigu aš paspausiu čia, kad investuotų su fondu, aš matau, kad reikšmingai sumažėjo mano preliminari grąža, nes tai jau tada aš gausiu 9%, o visą kitą pasiims savo fondas už tą garantiją, kad jeigu atsitiktų neišmokėjimas, tai kad aš jau tada būčiau apsaugota fondo, tai yra savai garantuoja man, kad aš atgausiu tus pinigus. Na, tai jeigu žmogus labai netolerantiškas rizikai, tai yra tokių, jeigu ten pažiūrėsit senesnius webinarus savi, tai vienas investuotojas, kuris ten labai didelėm sumom investuoja, jis ten turi virš 100 000 portfelį, tai jisai pasakoja, kad jis į visas absoliučiai paskolas investuoja tik tai su fondu.
Na, o aš, kadangi noriu, kad mano greitai augtų portfelis ir kad šito mano draugo portfelis greitai augo, jau kažkas automatinis investavimas turbūt paėmė. Tai va čia vat ir matom vieną iš tų tokių problemėlių, kartais atrodo, kad likutis didelis, o iš tikrųjų pasirodo pas mane, arba pas mane tiek likę, arba ten jau viskas suinvestuota. Kuris čia dabar variantas? Ne, 86-16 tūkstančių tikrai dar ne viskas investuota, bet leidžia investuoti tik tai 13 eurų. Na tai tada aš sakysiu atsiprašau ir neinvestuos. Ir aš paaiškinsiu, kodėl. Čia viena iš klaidų, kurias daro pradedantis investuotojai, o kartais tai net ir nepradedantis. Dabar pažiūrėkime į visus šitus žmonės, kurie investuoja po 12 eurų, po 10 eurų, po 10 eurų. Ką reiškia, kad jie investuoja tokiu žingsniu? Vat aš asmeniškai nepatarčiau tokiais žingsniais investuoti, dėl to, kad šitos paskolos tokiu atveju, tos jūsų nupirktos už 10 eurų, jos yra nelikvidžios. Ką tai reiškia? Jūs jos nebeparduosite. Jos nieks nepirks. Tai, kad paprastai antrinėje rinkoje yra perkamos paskolos už didesnės sumas. Vat jeigu Audra galėtų kokią statistiką pasakyti, ar perka kas nors paskolos, kurios yra 10 eurų arba dar mažiau. Aš asmeniškai tikrai neperku. Tikrai galiu tik tai patvirtinti, kad visi ieško tokių bent jau ženklesnių sumų, ar ne? Bent jau ten 20-30, bet tikrai ne mažiau, nes tada tiesiog nėra ko vargti, taip galima pasakyti, tai jūs tikrai labai teisingai atkreipėt dėmesį, kad galvojant apie likvidumą, ar ne, tikrai ta suma turėtų būti jau tokia solidesnė. Na, aš paimsiu vis dėlto investuosiu vien tik tai demonstraciniais tikslais, tos 13 eurų, bet realiai aš tiek neinvestuočiau, dėl to, kad, kaip sakiau, tai reiškia, kad tu pinigus jau išaldė ir jie turės jau dirbti iki galo. Aišku, jūs niekada neskaito to, kas čia parašyta, ne, Audra, jūs čia galite prirašyti, ką tik norit. Ir tada galiausiai suinvestuoji. Tikrai dėja negalim parašyti, ką mes norim, prižiūri mus Lietuvos bankas, tai visas sutartis tikrai yra labai atsakingai mūsų teisininkų paruoštas ir viskas prižiūrima labai. Aš pajuokavau. Dabar, jeigu mes nueisim į portfelį, tai po kurio laiko mes tą paskolą čia matysim. Čia mes matom apačioje jau tas paskolas, kurias turi šitas investuotojas. Ir kaip mato, tas žingsnį renka kokį 25 arba 50, priklausomai nuo to, kiek patrauklus ar nepatrauklus man konkretus pasiūlymas. Tai investuoju tokiu žingsniu todėl, kad tai nėra didelis portfelis, kaip matote, apie 6 tūkstančius. Kuo portfelis didesnis, to galima stambinti ir žingsnį. Kai ten jau tas 100 tūkstantinis portfelis, tai ten jau investuoja maksimalių žingsnių ir tai pritrūksta paskolų. Bet aš jau tada kelčiau klausimą, jau gal reikėtų kažkur ir kitur investuoti, jau neinvestuoti šitiek 100 tūkstančių į savį, nebent ten jau baigėsi fantazija ir nesibaigė dar pinigai. Taip, tai pajamos iš antrinės rinkos operacijų gali būti reikšmingas taip pat jums. Ir dar vienas patarimas, toksai geras patarimas pradedančiam investuotojui. Ką daryti, jeigu jūs ateinate į pirminę rinką ir, kaip sakiau, nėra gerų pasiūlymų. Čia kaip tyčia yra, bet tarkim nėra, arba yra tik tai vienas, kuris jums yra patrauklus. Taip, C2 gal 16 nėra pats patraukliausias, bet tarkime, kad ir šitas, jisai labai geras ir aš jį tikrai griebčiau. Ir aš griebsiu iškart po šito webinaro, jeigu jūs nespėsit pagriebti anksčiau už mane. Tai aš, pavyzdžiui, norėčiau šitą investuoti. Ir tai yra tik viena, tarkim, paskola, kuri yra tuo momentu prieinama. Ir kiti tada sako, nėra paskolų, nėra į ką investuoti. Aš sakyčiau, nėra fantazijos, o ne paskolų. Tai žinot, ką aš tokiu atveju darau? Aš visada klausau webinarus, kai pasakoja ataskaitas, kaip ten, kokios populiariausios paskolos ir toliau. Tai vidurkis, jeigu girdėjote teisingai ir per praeitą webinarą, Audra neleis sumeluoti, yra apie berods 55 eurus, taip, paskolos vidurkis. Tikrai taip, vidurkis 50 eurų. Kokią informaciją jums tai sako? Tai sako, kad aš atsidarysiu šitą paskolą, taip, ir aš ją investuosiu po 50 ar 60 eurų, dar po 100 eurų, tiek, kiek maksimas leis. Tai yra iki 500 eurų aš sumerksiu į šitą paskolą
Ir kai tik jinai susiinvestuos, jeigu aš jau labai bijau, jeigu nenoriu pirmus mėnesius leisti jai uždirbti man palūkanų, aš tiesiog paimsiu ir pardavinėsiu, jas išstatysiu pardavimui su tokiais gerais procentais, lygio paskola, puikiausiai parsiduosiu kokiais +3, +4 procentais dargi, kad uždirbčiau. Tai va, tai dar galima iš jos uždirbti. Tai kaip aš sakau, reikia tik fantazijos ir truputėlio laiko. Ir tikrai pastangos mažesnės negu remontuoti nekilnojamą turtą ir aiškintis su kaimynus užpylusiais nuomininkais jūsų. Taip, toliau delspinigiai, jau Audra pasako apie delspinigius, tai jeigu vėluoja paskolos, tai dar tiksi delspinigiai, tai dar vienas pajamų šaltinis, tai jūs ne tik tai galiausiai gaunat ir savo pinigus ir palūkanas, bet dar jums pritiksi ir delspinigių kažkiek. Na, tai nebūna didelės sumos, bet vis tiek tai malonus priedas. Na ir galiausiai rekomendavimo programa, tai naujoj svetainiai aš jos jau nematau niekur, bet jeigu nueisite į senąją savitarną, tai vėl čia, jeigu manęs netjungia, aš tikiuosi, kad netjungia. Aš čia gal tiesiog irgi dar įsiterpsiu trumpai, kadangi dabar pati matau, kas turėtų būti artimiausių metų paleista naujoj savitarnai, tai vat šita rekomendavimo programa netrukus atsiras ir naujoj savitarnai. Tai va, tai jūs galite už kiekvieną pakviestą savo draugą uždirbti 20 eurų. Tai jums reikia tiesiog nueiti į šitą vietelę, sakė Audra, jau bus greitai ir naujoj svetainė, nukopijuoti nuorodą ir nusiųsti savo draugams. Taip, ir tada čia va pačioje matysite, kiek jūs pakvietėte draugų, kiek draugų įvykdė sąlygas, o sąlyga yra tokia, kad kaip matote, turi draugas ir prisijungti ir jam užteks investuoti pirmus 100 eurų ir jūs tos pinigėlius gausite. Anksčiau jie būdavo išmokami kartą per mėnesį, ten būdavo gal 8 mėnesio dieną, bet dabar pasikeitė, kiek mačiau, jau dabar išmoka dažniau, ar ne taip, Audra, kaip ten yra? Išsijungus dabar kiekvieną savaitę išmoka. Taip, o dabar kiekvieną savaitę, tai greičiau. Tai va, tai aš nelaikyčiau to investavimo pajamomis, aš laikau, kad tai yra kitos mano pajamos, kurias aš, tarkim, reinvestuoju, bet, na, čia kiekvieno, kaip jisai supras, jeigu norit, gali laikyti, kad tai yra uždarbis iš savi platformos, kaip palūkanos ir toliau jį įveiklinti. Grįžtame į naują savitarnos versiją ir tuo tarpu žiūrim, kas ten toliau, nes visko tiek daug norisi pasakyti, kad bijau pamesti mintį. Kodėl iš principo verta antrinėje rinkoje dalyvauti? Na, tai galite, kaip sakiau, papildomai išsidirbti. Kitas dalykas, nepamirškite, kad kiekvieną mėnesį jūs 1 eurą sumokate savį už naudojimąsi platformą. Ir jeigu jūs gaunate vidutiniškai, pavyzdžiui, 12% metinių palūkanų, vadinasi, jūs per mėnesį uždirbat lygiai 1 eurą nuo 100 ir tai ir suvalgys savi šitas mokestukas. Taip, kad, kaip ir sakėm per webinarą ir Audra dar mane pataisė, kad dar didesnę sumą siūlo investuoti pradžiai, tai pradėti reikėtų nuo sumos, kuri būtų jau tikrai didesnė negu 1 euras ir Audra vėl kažką nori pasakyti, prašau. Tai gal įsitirsiu, nes mes esam skaičiavę, ar ne, ir patys, kokį portfelį reikia turėti, kad, na, apsimokėtų, ar ne, mokėti tą simbolinį 1 euro mokestį, tai nuo 300 eurų yra tas portfelis, bet čia dar irgi noriu pasakyti, kad pusę metų nuo tos dienos, kai žmogus pradeda investuoti, tas mokestis 1 euro neskaičiuojamas. Būtent tam, kad būtų laiko sukaupti tokį portfelį, ar ne, kad uždarbis iš jo iš tikrųjų padengtų ir tą 1 euro mokestį ir dar duotų ir papildomą grąžą. Taip, tai labai ačiū už papildymą, tai tikrai, na, kaip sakiau, aš irgi nepradėjau nuo didelių sumų, aš atsargiai pradėjau, mano pirmoji pradinė investicija startas tai buvo
apie 1700 ten eurų. Pradžioje aš taip galvojau, nu pasižiūrėsiu, kas čia vyksta, bet aš nesakau, kad būtinai reikia pradėti nuo tokios sumos. Yra kiti pradeda nuo 800, nuo 1000, nuo kelių šimtų eurų. Bet kuo didesnis portfelis, tuo aš sakyčiau jau ir smagiau investuoti, nes tada kiekvieną dieną tau kapsi tie pinigėliai, tu kažkokią jauti tokį azartą, aš šiek tiek azartiškas irgi žmogus, aš nesu taip, kaip sakiau, visiškai apsidraudęs. Va, ir kitas dalykas, dar galima padaryti ir taip, kad, na, čia jau paslaptis mūsų, kurie mes čia dalyvavom tam webinare, jo šito aš viešai nenorėjau visiems sakyti, bet jums pasakysiu. Tai dar yra toksai momentas, čia didelės ausis padarykit, kur aš dabar, vai, čia pas mane tiek visko atidaryta. Taip, taigi mes dabar einame į, tarkim, portfelį. Ir pasižiūrėkime, pavyzdžiui, į kuo toliau, tenai, kuo pačioj pabaigoje būna pačios seniausios paskolos. Kaip matot, aš stengiuosi senų paskolų nelaikyti. Taip, nu, gal šokam į galą patį. Ten būna visos vėluojančios, išieškomos, visos blogiausios ir seniausios. Va čia jau yra viena sena. Bet daugiau kitos gana jaunos. Tai dabar įsivaizduokime, kad mes pasižiūrėsime paskolos, kur 18 tikrai jau aukšta grąža situacija. Taip. Ir čia yra tokia informacija mokėjimai. Ir ta mokėjimo informacija mums sako, kad kiek yra išmokama per mėnesį paskolos ir koridorius palūkanų. Ir jeigu jūsų akis jūsų neapgauna, jūs turit pastebėti, kad pradžiai palūkanų yra žymiai daugiau, o kuo toliau, tuo jos tirpsta, kažkuriuo momentu susilygina beveik su grąžinama paskolos dalimi ir galiausiai pabaigoje jūs jau beveik nebegaunat palūkanų, tik tai yra grąžinama paskola. Nu, lygiai taip, kaip jūs banke pasiskolinat pinigus, tai irgi pirmiausia mokat bankui daugiausia palūkanas. Nu, ką jūs iš to turėtumėt suprasti? Turėtumėt suprasti, jeigu įdėmiai klausėt, kad jeigu jūs nelauksite, kol paskola pasens, tai jūs galite pasimti didesnę grąžą ir ją parduoti. O tikrai atsiras tokių, kurie nelabai gilinasi ir nupirks tą paskolą ir dar galbūt nupirks su nedidelė jūsų paprašyta grąža. O jeigu nenupirks, tai ta paskola toliau dirbs iki paskutinės dienos ir nieko blogo taip pat nenutiks. Bet taip galima dar labiau pasidinti grąžą. Čia dar kartą grįžtu prie savo minties, kad tie, kurie sako, kad savi grąža jų netenkina, jie tiesiog neturi fantazijos. Va. Kodėl reikėtų prašyti 3 procentų premijos, jeigu parduodate paskolą? Tai aš siūlau prašyti 3 procentų, bet tai tik tai mano rekomendacija. Realiai, jeigu jūs paprašysit 1 procento premijos, tai tą procentą pasiims iš principo savi, kadangi jūs 1 procentą nuo parduodamos vertės sumokate platformai už pardavimo veiksmą. Tai vadinasi, tas 1 procentas tik tai išlygina viską. Taip? Jeigu jūs paprašot 2 procentų, tai kas atsitinka? Tai jūs šiek tiek lyg ir uždirbate, bet kol jūs vėl pagausite reikiamą paskolą, kol, kai jūs investuojat, iš karto dar nepradeda dirbti jūsų pinigai, kol nesumes daugelis investuotojų į tą paskolą, kol nesumes pinigų ir nesuinvestuos jos pilnai, sutartis, kaip aš suprantu, nebus pasirašyta su tuo žmogum. Ir jūs kokius mėnesį kokį prarasit, tie pinigai iš principo nedirbs, jie bus įšaldyti. Jie bus va čia, rezervuota. Taip, jie nedirba, va šita suma nedirba. Čia yra rezervuoti pinigai. Ir bus jie rezervuoti tol, kol ta paskola pilnai susinvestuos. Kartais aš matau paskolos, kurios kabo ir 2, ir 3 mėnesius. Tai būna retai, bet tokių paskolų irgi pasitaiko tokiu atveju.
Tai va, tai tas 2% punktas iš principo tam, kad tą vieną vidutiniškai mėnesį negautos jūsų grąžos kompensuotų. Taip. Va, ir tada 3 punktas jau yra jūsų pliusas. Tai 3% punktas. Taip, todėl aš rekomenduoju, kad jeigu galima, jeigu jauna, gera, perspektyvi su gerų procentų paskola, tai prašykite 3 ir daugiau procentų. Aišku, viskas priklauso nuo kiek yra parduodančių, kiek yra perkančių, ar jūs galite prašyti didesnės grąžos, ar negalit, kiek didelės procentai jūsų parduodamos paskolos, kiek jinai patraukli, koks geras jos reitingas, ar jinai nevėluoja ir taip toliau. Kai kokios paskolos populiariausios antrinėje rinkoje, tai mažesnio rizikos lygio, AB, na dar C kažkiek tai, bet AB labiausiai ir su kuo didesniam palūkanom. Tai tokias paskolas noriai perka, nevėluojančios, aišku, ir jaunos. Tai yra, kai kuo mažiau būna mokėjimų padaryta. Autoriai jums jau rodė, kiek galima tikėtis iš kiekvieno lygio paskolų, tai aš čia nenoriu dubliuotis, aš noriu pasakyti tik tai mano toks vidinis jausmas, iš mano patirties, va šiuo metu kokia tikėtina grąža, jinai rodė vidurkius, bet aš rodau, ką aš dažniausiai matau, čia mano toks įspūdis, kad nekilnojamo turto paskolų grąžos galima tikėtis 9–10%, pavyzdžiui, jeigu nekilnojamo turto paskola su 10% grąža, jinai laikoma su nulinė praktiškai rizika, tai čia yra gera grąža. Verslo paskolų 13% yra labai gerai, bet asmeniškai aš labai atsargi su verslo paskolom. Aš jeigu investuoju, tai tik tai A ir B lygio, į C neinvestuoju, bet tai nėra investavimo rekomendacija, gal kažkas drąsesnis ir investuoja į visas paskolas. Dabar kitos paskolos, tai aš investuoju daugiausiai į šitas 3 kategorijas arba su didelėm palūkanom, jau jeigu tikrai būna ten 24 ir daugiau procentų, tai pasiimu dar ir tokių rizikingų, bet jos tikrai gana dažnai vėluoja. Taip, tai pavyzdžiui A3 jau nuo 15 yra gerai, tai čia matėte A3 buvo su 15, tai čia buvo superinis variantas. Tikrai taip, aš tik galiu patvirtinti, čia labai retas atvejis, nes aš netgi, sakyčiau, būna net ir nuo 10%. Na, čia tikrai irgi kaip pasiseka paskola paskolai nelygu. Tai va, tai tikrai svarbu užsukti, kaip suprantu, Neringa, jūs dažnai rankiniu būdu, ar ne, tiesiog papildot savo portfelį. Taip, aš automatinius finansavimus esu tokius, tuos automatiniai finansavimo profiliai pas mane stengiasi grietinėlę nuimti. Ten jau tos, kur labai geros ir jas griebia automatu. O toliau jau aš užsuku ir aš prisiperku, kiek man dar reikia, jeigu matau, kad mano likutis per didelis. Va, o likutis visą laiką pas mane būna toks, kad maždaug 2–3 paskolos automatu galėtų susinvestuoti. Tai jeigu, pavyzdžiui, mano automatiniuose profiliuose investavimo žingsnis, tai yra suma, kurią dedu į vieną paskolą, yra, pavyzdžiui, 50 eurų, tai tokiu atveju aš tenksiuosi, kad mano sąskaitoje kabėtų ne mažiau kaip 50, o taip tai geriau ir 100 eurų, kad bent 2 paskolas geras būtų galima pagauti. Tai ko nepagauna, tai tada jau aš rankiniu būdu investuoju. Jeigu likutis per daug padidėja, tai tada aš jau ateinu ir rankiniu būdu nusprendžiu, kurias aš noriu pirkti ir kaip aš pasakau. Galiu ir į vieną paskolą suinvestuoti iki 500, pavyzdžiui, kaip į šitą tikrai investuosiu daug. Tai ir va čia automatiniai profiliai man nepadeda. Aš Audrai sakiau, kad būtų gerai, kad būtų galima investuoti ir kelis kartus į patikusią paskolą. Na taip, čia iš tikrųjų galiu tik tai dar paminėti, kad taip, dėl geriausių paskolų tikrai investuotojai konkuruoja, ar ne, ir jeigu nusistatai aukštas palūkanas, tikrai nėra taip paprasta net ir pagauti tas paskolas, nes tiesiog visi tie profiliai sukasi ratu. Va, tikrai dar noriu užakcentuoti, kad Neringa, ką jūs papasakot apie antrinę rinką, čia aukso vertės informacija, tikrai labai retas dalinasi tokia informacija viešai, nes, ne visi tikrai įsigilina. Iš tikrųjų, tiesiog tarpusavio skolinimas ir sutelktinis finansavimas yra sukurtas taip, kad būtų kaip ir viskas iš esmės paprasta, bet kaip visada, kaip sako, velnias slypi detalėse, ar ne? Ir kuo tų detalių žinai, tuo tu daugiau gali laimėti. Aš, kadangi seku laiką ir jau mes perlipome per valandą, tai aš, žinokit, galbūt norėčiau dar paprašyti, kad jūs
papasakotumėte, kokiu principu jūs kuriate autoinvestavimo profilius, ar ne? Nes apie autoinvestavimą tikrai mes daug kalbėjome ir kadangi čia prisijungusios moteris, yra šviežios investuotojas, ar ne, tai tikrai, manau, yra svarbu. Tai jeigu galim tada šiek tiek dar apie autoinvestavimą, kol kas klausimų neturim, klausia tik dėl įrašo, bet tada pasakokit apie autoinvestavimą ir aš seku, ar yra klausimų. Gerai. Aš tik labai trumpai, aš pastebėjau, kad atsinaujinus nustatymams nebegalima parduoti paskolų, kurios yra ten jau 20%, man atrodo, likę neišmokėta ar kažkas tokio. Ar 20% išmokėta, man atrodo, kaip ten Audra yra. Jau kai kurios pasenę paskolos jų nebegalima parduoti, taip uždėta dabar limitas. Taip, tiesiog, nes, čia tiesiog neapsimokės pirkti, ar ne, kitiem, tai mes, tiesiog irgi esame įdėję tokius saugiklius, ar ne, kad apsaugoti interesus, tų, kurie galbūt, nėra labai įsigilinę. Tai dėl to būkite budrus ir parduokite paskolą anksčiau, negu jinai bus išmokėta 20%, jeigu norite pasinaudoti mano to aukso vertės pasiūlymu ir kad jisai būtų aukso vertės, dėmesio merginos ir moterys, jūs turite niekam apie tai nepasakoti. Nes kitaip, jeigu visi tą žinos, tai viskas, jūs niekam nebeparduosit savo senų paskolų. Tai va, gerai, tai dabar dėl pardavimo, tai čia jūs galite peržiūrėti, paspausti parduoti ir nusistatyti tą nuolaidą premiją. Apie premiją aš jau papasakau, tai čia, manau, daugiau mažiau viskas aišku, dar apie tą autoinvestavimą. Tai va, autoinvestavimo profilių neverta atkurti labai daug, nes kaip aš suprantu principą, tai galime įsivaizduoti, kad investavimas paskolos veikia karštos bulvės principu. Įsivaizduokite, kad mes visi investuotojai stovim ratu ir įmetama nauja paskola. Kažkam jinai patenka į rankas ir tas kažkas, jeigu jo kriterijai automatinio investavimo atitinka, jisai tą sumą, kuri nustatyti, tada jis tą bulvę meta sekančiam ir tas sekantis vėl patikrinam pas jį kriterijai atitinka, netitinka ir ta bulvė taip ratu keliauja tol, kol jos nebelieka, kol jinai visa susifinansuoja. Todėl jeigu ten paskola nedidelė, kokia ten 1,5, tai ten gal praeis 5 investuotojus ir viskas tuo pasibaigs, nebeliks tos paskolos kitam. Va, tai dabar, pavyzdžiui, pavadinimus, kaip per webinarą minėjau, irgi siūlau rašyti pagal tai, kokias jūs paskolos perkate ir nuo kokio procento užsidėjus. Tai va, jūs ir matot, aš jums rodžiau, kad 12% šitoms saugiausiam paskolom, 14 šitoms ir tos paskolos, kurios turi tiek arba didesnį procentą, tai va į jas suinvestuos. Ir tarkim, va čia suinvestuos 50 eurų. Pažiūrėkime vieną iš geriausiai dirbančių mano profilių, kuris yra iki B3 su 14%, čia po 25. Kiti profiliai yra sukurti, bet kai kurie išjungti laikinai, jeigu pamatai, kad kažkokių paskolų per daug arba per mažai, tai tu gali jungti arba išjungti. Taip, ir čia yra nustatymai. Tai pavyzdžiui, pavadinimą susikuriat laisvai, mano rekomendacija priklausomai nuo to, ar tai priklauso didelių ar mažų paskolų kategorijai įdėti žodį mažos arba didelės. Toliau, iki kokio lygio, tai pavyzdžiui, čia neverta nuo kažkokio lygio, taip, neverta va šitaip nuimti. O kas jeigu bus paskola va ta už 15 ir aš va būsiu uždėjus tik tai šitas 3 varneles, va su 15% jau net nebeduos man. O tai absurdas, ne? Aš noriu, kad bet kokia paskola iki lygio B3, kurie atitinka kriterijų, kad tai yra ne mažiau kaip 14% metinių palūkanų, maksimo tikrai neverta dėti, kad jinai būtų nupirkta. Dabar galima pasirinkti kokio dydžio tai paskolos. Aš siūlyčiau kuo mažiau filtrų dėti, kuo daugiau sudėsite, tuo mažesnė tikimybė, kad profilis pagaus jums kokių paskolų. Ir realiai nepamirškit tokio. Jūs galite bandyti čia apsidrausti ir neskolinti vestuvėms ar studijoms ar kelionėms, bet nepamirškit, kad visus tos dalykus tikrina savį. Tai aš pradžioj aš irgi tikrindavau ten viską labai atidžiai. Dabar tiesą sakant, matot, visos varnelės vos neuždėtos, kad tik tai daugiau gerų paskolų sumedžioti.
nelabai suprantu, koks skirtumas vyras ar moteris, gal kažkam tai atrodo moterims skolint maloniau, nu tai skolinkim moterim, bet klausimas ar reikia. Nu, aš vieną, ką taikau kriterijų, tai, kaip sakiau, nemėgstu skolinti asmenims vyresniem negu 60, bet vadovas webinare patvirtino, kad tai nėra iš tikrųjų tokia didelė rizika. Ir čia nėra stipendijų, socialinių pašalpų pensininkų, bandant išvengti tų socialinių grupių, bet tikrai nepatarimas, jeigu jums atrodo, kad tai tvarkoj, jūs galite pažymėti, viskas tvarkoj. Na, nepamirškim tokio dalyko, iki B3 jau čia pati platforma bus įvertinus, kad tai yra gana saugi paskola ir jau nebus tenai kažkokių tai įtartinų labai dalykų. Nu, bet kita vertus, jeigu esat labai apsidraudę, tai tikrinkit ir dar kartą tikrinkit, jums patiems bus ramiau. Paskui pamatysit, apsiprasit ir nustosit taip labai tikrinti, taip man bent jau atsitiko. Nu, va čia matom daug visokios kitos informacijos. Ir gal mes vis dėlto palikime klausimams atsakymams truputėlį. Ar turime Audra klausimų, nes aš labai... Kol kas neturim, bet aš, žinokit, turiu visoms dalyviams vieną klausimą. Mes pradėjom, ar ne, apie azartą, ar ne? Tai, aš tiesiog labai norėčiau, kad parašytumėt, kaip vertinat savo azartiškumą nuo 1 iki 10. Nes kalbėjom apie azartą, kalbėjom apie skirtingus reitingus nuo A iki E, atitinkamai skirtingą riziką, grąžą. Tai iš tiesų būtų labai įdomu sužinoti jūsų tą apetitą, jūsų nusiteikimą rizikuoti. Tai būtų toks susipažinimas, nors ir gale, nes vis tiek, kai seminaras ar dirbtuvės vyksta internetu, sunku pabendrauti gyvai. Tai va, matau, kad rašo 8, 5, 6, 7, tai iš tikrųjų, galima sakyti, ar ne, nėra visiškai konservatyvios moteris, bet nėra ir tas, kurios tikrai pasiryžusios labai labai rizikuoti. Tai aš manau, kad mes čia visos panašios iš tikrųjų čia susirinkom. Tai labai tikiuosi, kad tie papasakojimai apie reitingus tikrai jums padės susiorientuoti, atsirenkant paskolas, į ką investuoti, ar ne, tiek įvairūs paskolų tipai, kad jūs galėtumėt pasirinkti pačios. Tai jeigu pradedat tą investavimą tik dabar, tai tikrai siūlyčiau pradėti nuo autoinvestavimo, ar ne, pradžiai galbūt tikrai mažesnėm sumom. Tai dar tik pasakysiu, kad į vartojimo paskolas, ar ne, sumą nustato Lietuvos bankas, būtent todėl maksimali ir yra suma 500 eurų. Tai irgi buvo sugalvota tam, kad būtų, tokia kaip ir apsauga investuotojams, nes tikrai geriausia yra išskaidyti į skirtingas paskolas. Tai va, rekomenduoju pabandyti ir jau tada griebtis tos antrinės rinkos, nes tikrai Neringa išdavė daug paslapčių. Tai va, ačiū Karolinai, dėkoju už seminarą, sakė informatyvu, lengvai suprantama ir aišku. Tai tikrai labai tikimės, kad ir visam kitam dalyviam buvo įdomu. Jeigu norėtumėt pasidalinti grįžtamuoju ryšiu, tai tikrai drąsiai dalinkitės, būtų įdomu sužinoti, nes specialiai darėm tokiai mažesniai grupeliai, kad būtų galbūt jaukiau. O ateityje pažiūrėsim, galbūt pratęsim Neringą, nes matau, kad tikrai informacijos jūs turit daug. Taip, aš tik paskutinį noriu mintį pasakyti. Kadangi pati nemažai žmonių pakviečiau į savį, o kodėl pakviečiau? Aš tokia labai bendraujanti ir jeigu man kažkas patinka, aš kažkuo džiaugiuosi, aš visiems tada pradedu tą rekomenduoti ir aš tiesiog dėl to tokia entuziastė pasidariau ir pradėjau rekomenduoti, kviesti ir taip toliau. Tai 2 dalykai, ko žmonės bijo paprastai, ko susidurio, tai pirmiausia yra baimė, kas jeigu negrąžins paskolos. Tai aš sakau, įsivaizduok, kad tu
tarkim, gauni 1000 eurų pajamų ir tada prarandi kokius 50 eurų, nes ten tai jau negrįžtama, tarkim, kažkokia paskola. Tai tu vis tiek uždirbai 950. Bet tas žmogus sako, o ne, tai aš nenoriu, aš bijau. Nu tai va, tai kartais ir žmonės ir taip reaguoja, bet reikia suprasti, mišką kertant skiedros lekia ir jūs uždirbsit tikrai daugiau negu prarasit, jeigu tik tai klausysit ir neinvestuosit visko į vieną vienintelę paskolą, kurią ten pamatysite 24 ar 35% ir tokių būna. Tai jeigu nepulsit stačia galva, pradėsit atsargiai, tai manau viskas bus gerai. Ir dar vienas dalykas, kas stabdo nuo investavimo. Pasižiūri, kad, labai ilgalaikės paskolos. Ir kaip čia aš dabar tokiam ilgam laikui išaldysiu pinigus? O ką man reikės daryti, jeigu aš norėsiu nusipirkti automobilį? O ką aš turėsiu daryti, jeigu aš noriu nusipirkti namą, man reikės daryti pradinį įnašą? Mano atsakymas yra toks. Jūs auginat savo investicijų karvutį. Ir jeigu jūs kažkada norėsit valgyti kažkuriuo momentu, tai nereiškia, kad tą karvutę reikia papjauti. Kaip galima daryti? Galima karvutę melžti, daryti sūrį, grietinę, sviestą ir valgyti. Taip, tai aš tą sakau. Nereikia pjauti karvės, jeigu tau reikia valgyti. Tai lygiai taip, tu įdarbini pinigus, ta karvutė sau ganosi, gamina jums pieną ir visą kitą. Jeigu jūs galit pasimti paskolą, pavyzdžiui, iš pastarąjį kartą, kai ėmiau, tai buvo paskutinė mano paskola automobiliai, tai buvo kiek ten 9% palūkanų metinių, o savį galiu uždirbti 12, tai matematika man sako, man apsimoka netgi pasiskolinti ir man savį vis tiek uždirbs daugiau, man neapsimoka išimti iš savį, man savį gali mokėti tas sumas, kurias aš mokėsiu bankui. Nes kiekvieną mėnesį jūs vis tiek atgaunate dalį pinigų ir juos arba reinvestuojate, arba panaudojate jūsų pasirinkimą. Svarbiausia yra auginti tą karvutę. Tuo labiau nekilnojamas turtas, tai yra apskritai su įkeitimu ir būna paskolos tikrai pigesnės ir gali būti, kad jūs bankui mokėsit mažiau, negu jums mokės savį. Taip, kad jums išimt pinigų iš savį net neapsimokės. Tai viskas, aš tiek norėjau. Tai tikrai šito gražiu patarimu siūlau tada ir užbaigti. Dar kartelį labai ačiū, Neringa, kad sutikot pasidalinti savo patirtimi, savo tipsais, triukais, savo taisyklėm. Tai ačiū visom moterim, kurios prisijungė, nes šitas seminaras buvo moteriškas, skirtas moteriams investuotojams. Tikrai, jeigu kiltų ir ateityje klausimų, tikrai drąsiai rekomenduoju skambinti, rašyti, ar per Facebook, ar per Instagram, ar per LinkedIn. Tikrai stengiamės susisiekti su visais, atsakyti į visus kilusius klausimus, nes esam, nors ir platforma, ar ne, technologijos, bet esam žmogiška platforma. Jungiam žmonės, kurie nori pasiskolinti, su tai žmonėm, kurie nori investuoti. Tai ačiū dar kartelį ir iki kitų susitikimų. Viso. Iki.